Nu, pradedam. Sveikutėliai, senokai nesimatėm ir susitinkam mes su jumis Klaipėdoje, todėl kad Klaipėdoje turim įdomią misiją ir iš karto pirmus pripjautus grybus. Papasakok, broli. Kodėl grybų iš karto aš? Kai važiavom į Klaipėdą, sakiau, kad pernelyg viskas sklandžiai einasi, kažkas atsitiks. Ir atsitiko. Dabar pradėkime viską nuo pradžių, kodėl mes čia atvažiavome. Tai žodžiu, šitas BMW X7 išvažiuoja eksporto iš Lietuvos ir žmogus mūsų paprašė padaryti dar vieną paslaugėlę, uždėti jam priekinį bamperį, todėl kad jisai yra, realiai jaučiu, vos buvo daužtas ir nuėmė tą bamperį, matyt, kad sudefektuoti kitus dalykus. Mašina yra visiškai nauja, 25 metų, rida, man atrodo, 3000 mylių. 2,5 tūkstančio mylių. Tai žodžiu, turime X7, turime čia bamperį ir atsitiko dar vienas kosminis dalykas. Kai mes pirkome šitą automobilį iš aukciono, galas jo buvo neapgadintas. Bet kai automobilį pasiėmė vairuotojas iš aukciono, pastebėjome, kad yra dužęs galinis stiklas. Ir jūs nepatikėsite, kokį mes atsakymą gavome iš Koporto. 1,5 mėnesio su jais čatinom, kad atlygintų žalą už stiklą. Man atrodo, mes paprašėm $1000, tai jie žinot, ką mums atrašė. Čia va lentelė. Jie pasakė, atvežkite mašiną atgal, mes ją nupirksime atgal, bet mašina jau buvo Lietuvoje, todėl kad iš New Yorko mašina atplaukė per 1,5 mėnesio. Tai žodžiu, kol vykosi biurokratiniai keliai, automobilis atplaukė ir mes tiesiog iš savo kišenės klientų atlyginam tos nuostolius. Tai vat kaip pas mus šiandienos nuotykis ir prasidėjo. O toliau papasakosiu aš apie mūsų nuotykius. Radome, pardavime X7 stiklą. Tiksliau, niekas nenorėjo parduoti jo be bagažinės, tai nusprendėm nuvažiuoti nupirkti visą bagažinę. Čia vietoje atvažiuos žmogus išpjaus įklijuos naują stiklą ir išvažiuos automobilis su jau įklijuotu stiklu. Nuvažiavom, nupirkome, atvažiavom jau į Klaipėdą beveik, užvažiavom paimti dar vienas detalės. Atvažiavom pas žmogų, žmogus sako, o dar vežtas X5 bagažinę? Mes tokie, ne, taigi X7 nupirkom, mums stiklo X7 reikia. Sako, taigi va parašyta X5. Realiai atsidarom bagažinę, ten X5 užrašą šviečia. Dabar vyksta dėrybos, kad paimtų X7 bagažinę ir mums iki rytojaus ryto atvežtų į Klaipėdą, kad rytoj galėtų žmogus atvažiuoti ir įklijuoti stiklą ir galėtume paleisti automobilį šį į eksportą. Dar kitas dalykas, kad nupirkom jam pilną priekinį bamperį, ką šiandieną ir bandysime uždėti. Man stovi kalpokas. Pjaunugrybo.lt. Ateikit, parodyt. Sako, X5 bagažinė, ne, X7. Parašyta kart 5. A mūsų kart 7 reikia. Tai va, kart 7 prieš jūsų akis. Alio. Vat vieną plastikiuko trūksta va šitą va. Tavos pusės nėra. Alio. 10 visi priekį. Gerai, kad šitie žibintai yra. Bet čia dar turi būti vieni žibintai viršui. Čia jo matyti. Ne, čia bamperio. Laikiklis. Grotelės yra, bet kameros nėra. Gal dar rasime kažką. Posparno trikampis. Čia irgi posparno trikampis. Kažkoks blokelis kažkas. Ai, ne, čia iš salono kažkas man tara. Gal ar ne, nežinau, neįsivaizduoju. Pirmą kartą matau kažką tokio panašaus buvo. Nežinau kažkaip. Aš šiaip iš jūsų su mašinom nedirbu. Bet mašina panašu. Rip. Kilmėlė yra, kaip labai keista. Alcantara, lubos. Nu, BMW. Looks like new. Tik benzulkos nėra. Ir čia kangain dega, bet čia kangain aišku, dėl ko gali degti. Masažai, visi bairiai. Nekuklus. Durų. Prisiurbėjai. Šiaip net nežinau, ar jie yra, bet tikrai tikėjau, kad X7 yra. Nes kas gali vairuoti X7 be durų pritraukėjų. Aš, pavyzdžiui. Man realiai durų pritraukėjai yra kirvis. Todėl, kad aš visą laiką jais naudojusi, o keleiviai daro va tai va su durim. Paprašai, švelniai, ramiai, gražiai. Jo, gerai. Jiems atskira vieta.
pragarė yra parašta tiems, kurie taip daro. Realiai, jeigu pripumpuot padangas, savo eigą nuvažiuotų ten, kuriam reikia. Čia gali prireikti 8 klasės matematikos. Jeigu objektas judantis Vx greičiu, juda į, nežinau kaip pažymėti, stovintį objektą, sakykime, objektas P, pastatas, pritemkime link to, kad tai buvo žuvėdra, koks žuvėdros buvo V. Šūdas išsitaškė per 2 plokštės. Nu neturiu aš daugiau ką veikti, laukiu įrankį. Nes Aurimui sakiau, kad mes galime savo pasiimti, sakė, nereikia, o Likargo turi savo, mums paskolins, viskas bus tvarkoje, visko gali pasirūpinti, viską gali padaryti. Tai ir pasirūpins, bet viskas galėtų būti ženkliai greičiau, jeigu Aurimas būtų nepatingėjęs paimti įrankį. Nu, Auris negalėjo paimti įrankį, nes kalbėsi savo naujo kostiumą. Parašykit komentaruose. Auriui pastebėjom, kad patinka labai kostiumai. Kai seriją Karolina montuos, mes paprašysim, kad šitos vietos jį neįdėtų jam, bet įdėtų į tą seriją, kuri jau išvys dienos šviesą. Tai va, kokios spalvos ar kokį reikėtų nupirkti Auriui kostiumą, parašykit komentaruose. Atsiųskit į Instagramą, tiesiai Auriui. Atsiųskit fotkę, sakyk, va tau tokį reikėtų. Ir aš jam jį nupirksiu. Reikia pajudėti. O reikia pajudėti todėl, kad šalta. Šiandien nauja diena, laba diena iš naujo. Ir šitą vakarą nespėjom pasižiūrėti savo atvykusių automobilių. Čia dar veža kažkieno automobilį. Šiaip automobiliai ilgai jau užsilaiko, išsikrauna, išsimuitina ir iškart išvažiuoja. Tai šitą vakarą ar užvakar išsikrovė Pacifikėcas ir čia, žinokit, dabar yra labai baisiai populiari prekė. Ir mes esame patys atvažiavęs tokį automobilių, kaip matėte, ir jį praktiškai išnaudojam. Veža 3 žmonės ir dar veža detalės mašinų. Tai šitą automobilį aš nupirkau ir aš jį nupirkau už $5000. Jisai yra štai šitokiu apgadinimu. Va, matote? Vienintelis baisiausias dalykas yra štai čia, bet kaip normalus kėbulininkas pasakytų, nieko čia nėra. Ciela mašina. Sveikas priekis, mašina greitai pipų ir pasidaro. Bliam, aš dabar galvoju, iš kokios jinai valstijos turėjo būti, kad aš ją pirkau ir kad pas ją yra ant priekio numerių rėmelis. Nes Amerikoje labai daug kur nereikia ant priekio numerių ir tam tikri automobiliai labai gražiai atrodo. Bėgame prie sekančio automobilių, todėl kad matau, kaip Karolina šala. Pažiūrėkit, kaip šalta jį. O taip. Labai. Bėgam. A čia yra Subaru Outback. Subaru Outback su Yokohama ratais. Truputį Langeronas pabėgęs bus, bet nieko. Atitampysim šitą automobilį, taisysime mes. Todėl, kad čia šitą automobilį nupirkau pažįstamai. Planavom pirkti Subaru Outback, nežinau visada kaip pasimetu tarp Forester ir Outbacką. Planavome pirkti 20, 21, bet realiai už tos pinigus gavosi nusipirkti 24 metų. Man atrodo, jį laimėjom už 6800. Kodėl sakau atrodo? Todėl, kad perkam labai daug automobilių ir visų tikrai neatsimenu, už kiek ką nupirkom. Žmogus labai smarkiai domisi žvejyba. Ir ganėtinai dažnai važiuoja žvejoti. Ir aš kaip sakau, jeigu tu esi žvejys ir pas tave kišenėje ne vien tik tai dzikūnai, žilka ir panašiai, tai tau reikia dar ir apynaujo Subaru, kad važiuoti žvejoti. Viskas, dar vienas automobilis liko, bėgam, greit filmuojam, todėl kad aš jau ausyčių nebejaučiu, jau atrodo, kad jos susisuko į triubelę. Audi. Šitą Audi pirkau ne aš. Šitą Audi pirko Edgaras, bet čia, žinokit, nepaprasta Audi, o čia yra S7. Čia skamba kaip labai brangu. Oh my god. Pasižiūrėk, koks vairiukas gražus, koks rombikais, saloniukais. Va, dėl šitą Audi aš mėgstu. O, Bosė, Carbon Fiber. Carbon Fiber. Bamperio gabaliukas, apsaugos gabaliukas, skuduriukas amerikoniškas ir šovės diržas. Audi negaliu pasakyti, už kiek nupirkom, bet galiu tik tai vieną dalyką pasakyti, kad perkant automobilį iš Amerikos galima jį nusipirkti iki 30% pigiau negu rinkos kaina. Šiuo, einam prie Igno, nes atvažiavo klijuoti X7 stiklo. Šiandien jau turim bagažinės dangtį tokį, kokį reikia, nuo benzino ir einam įklijuosim ir važiuosim į Portugaliją atgal. Sveikutėliai, na ką, labai seniai nesimatėm. Vakar buvau užėjęs į YouTube studiją ir pasižiūrėjau, kad paskutinis mūsų epizodas buvo įkeltas prieš eismą jaučiu dabar trikdom 40 dienų. Tai šitą, kai seriją žiūrėsi, tai matyt bus ir net visų 50 dienų praėję. Tai žodžiu, seriją pradėsime nuo to, kad aš noriu jums priminti, kad
šitas Challengeris bus padovanotas vienam iš jūsų, kuris pirkot mūsų gamybos kvapuką. Juos galite įsigyti ubr.lt, čia yra užrašas ir nėra sunku prisiminti. Vienintelį dalyką, kurį noriu jums pasakyti, kad šis yra automobilis naudotas 2021 metų, mes jį sutaisėme ir netgi jam padarėme ekspertizę ir technikinę. Tai žodžiu, vienintelis dalykas žmogui, kuris laimės šitą automobilį, liks tik tai jį užsiregistruoti. Tai va, o dabar aš buvau suplanavęs serijos filmavimą šiek tiek kitokį, todėl kad mes garaže turim 2 labai įdomius senus automobilius ir turėjo ir atvyko 3 įdomus automobilis, bet žodžiu, žmogus pamatė mūsų Telegramo grupėje video apie jį, parašė kokią kainą, mes šovėm tokią, šiek tiek aukštesnę kainą ir pardavėm tą automobilį. Tai žodžiu, lekiam dabar į mūsų garažą ir aš parodysiu, kas tai per 2 įdomus automobiliai. Opa! Tadam! Nu ar ne grožis? Grožis, visiškas grožis ir žinokit, šitas grožis yra atvažiavęs iš Dubajaus. Jis yra visiškas ledukas ir, žodžiu, aš žiūriu į jį ir galvoju, kad man baisu net žiūrėti, kad jisai stovi toks purvinas. Mes jį šiek tiek aptvarkėm, nes buvo apgadintas priekinis bamperis. Ir varom dabar iki plovyklos, išplausim ir aš jums jį parodysiu, kokia jo būklė ir koks jis iš tikrųjų yra. Šiaip nežinau, kodėl pradėjau nuo 5, bet šiaip turėjo serija prasidėti nuo jo, nuo štai šito. Žodžiu, pati mintis buvo tokia, kad kas stebit mūsų Instagrame, matėt, kad buvau nupirkęs E3 antrą. Tai reiškia, kad mes turėjom E30, E3 2 ir E3 4. Čia yra Tram 4. Kodėl tokia logika? 7 Tram 2, 3 30, o šitas Tram 4. Kažkaip seka sugadinta. Tai žodžiu, tai mintis buvo tokia, kad mes pasiėmam chuligankę, pasiėmam šitą 5, pasiėmam 7 ir varom filmuoti tos kartos video. Bet, nežinau, kas žino, kas nežino, mes Telegrame turim savo grupę, kur dalinamės gerais variantais. Ką atrinkome, ką galima nupirkti už gerą kainą ir panašiai. Tai žodžiu, atvažiavo mano Tram 2 iš New Yorko, mes nuvarėm jį, sufilmavom, dar porą reelsų padarėm su moliūgų Halloween, nes kaip tik tas vakaras buvo ir Telegramo grupiai mes įkėlėm video. Tinka prie kostiumėlio. Atvyko, netikėtai, net nebandžiau susiderinti, susidėjau kostiumuką, kad patogiau dirbti būtų ir atvyko mano emocinis taikinys. Daužtas į šį kampą ir labai džiaugiuosi dėl šio emocinio pirkinio, todėl kad jisai buvo nupirktas vos už $675, o dabar yra kas? Spalio pabaiga. O reiškia ką? Kad dabar pusmečių galima daryti projekčiukus. Ignas sako, gal čia orą jau reikėtų sudėti, gal čia dar kažką. Detalės jam turiu. Kaip pamenat, buvau dar prieš tai nusipirkęs vieną tokį patį. Tai manau, greitai jį susitvarkysim, o dabar parodysim truputį automobilio būklės už $675. Ateik. Atidariau variklio gaubtą ir žiūrėk, ką pamačiau. Memory, sėdynės. Dar ten mačiau mygtukų pilna. 4 elektroniniai langai. Kenwood aparatūra. Aišku, ne CD, bet kasetės. Vienas smagiausių kapoto atidarimų. Pamenu, kada su Tram 4 driftindavo prie sporto rūmų, berods. Visi va tai va su tais 535 važinėdavo, kad geriau aušintis. O pats grožis šio automobilio yra štai čia. Aš pasakiau Tram 4 ne dėl to, kad galvoju, kad čia pas mane Tram 4, aš žinau, kad čia yra Tram 2. Tai va, tai visas grožis yra štai čia. Jūs pasižiūrėkite, kai viskas šviežia, gražu. Nu, tai ir tie miški tepaliuko yra pabėgę, bet pasižiūrėkite į stakanus, Ai, man atrodo, jisai 89 metų. Vienmečiai mes su juo. Tik tai gal ne taip pabirėjęs, kaip tas airbego patronas. Turėjo šauti, bet pažiūrėkit, jisai išbirėjo. Paukšt. Ir 3, 2, 1. Bet, oi, kažko trūksta. Vietoj BMW skuduriuko turėtų būti trikampis, bet mane šis turinys džiugina. Čia žinot, kas yra? Tai Cobra.
O dabar ištaigingas momentas, aš jau buvau matęs, o dabar parodysiu ir jums. Ir čia yra, tiksliau, čia nėra nei vienos rūdies. Vienintelis nesmagus dalykas yra, kad yra pasižeidę BMW ženkliukai, bet tadam, turime visiškai naujus 2 BMW ženkliukus ir mes padarėm tokią išvadą, kad buvęs BMW savininkas važiavo jų patikeisti ir tada ir viso, ir kopau. Ir viso, ir jisai dabar yra mūsų. Nori ir tu tokio pat projekto? Aš ir mano komanda gali padėti tokį automobilį tau surasti ir nupirkti už geriausią kainą. Viskas, ką jums reikia padaryti, tai nueiti į ubrmotors.lt ir su mumis susisiekti. Net 3 raktai pas jį, dabar tik supratau. O dabar paklausykit, vienintelis dalykas, kuris man nepatinka šitam automobilį, tai atrodo, kad per kibirą užvedinėja. Ir parašė žmogus, kiek pinigų. Skambina man Edgaras ir sako, Auri, kiek pinigų už 3 2? Ai, sakau, 4,5. Gerai, sako, už valandą žmogus atvažiuos pasižiūrėti. Tokį biškį paniką paėmė. Galvoju, nu ne, nenupirks, tikrai nenupirks. Ir pas jį buvo, man atrodo, 90 000 mylių ridos ir tai labai smarkiai matėsi. Ir žodžiu, važiavo žmogus, mes pakėlėm tą mašiną, pakėlėjo. Tarp kitko, kas perka iš mūsų mašiną, mes visą laiką leidžiame pas mūsų servise pasikelti, pasižiūrėti automobilį iš apačios, pasidaryti diagnostiką ir panašiai, kad nekiltų jokių klausimų ir kad žmogus galėtų turėti tvarkingą automobilį. Tai va, tai jisai irgi pasikėlė, pasižiūrėjo, sako, imu. Edgaras man sako, paliko užstatą, išvažiavo parsivežti prie kabėlės, traliuko, kaip sakant, ir pasiim šiandien tą mašiną. Aš nieko net nepadariau, net neišploviau jo ir nesufilmavau video tokio, kaip norėjau. Bet kaip pirikupai sako, jeigu duoda pinigų, lieka, geriau atiduok. Nes žinau, kaip būtų. Būčiau atstatęs, padaręs, kad būtų gerai, visą perdažęs ir panašiai. Įdėčiau tada už 10 000, būčiau į remontą kokius 4 suleidęs. Ir jisai stovėtų ir nieks nenupirktų, o pelnas būtų buvęs, gal 200-300 didesnis nei dabar gavosi. Tai va, tai tokia ta istorija su 3 2 ir jeigu jūs norite, kad užmatyti kokių gerų dylų, tai aprašyme palieku linką į mūsų Telegramo grupę, galite nueiti, prisijungti ir stebėti, gal rasite jums patinkantį automobilį. O mes toj sulaukiam, kol atsilaisvins plovykla ir įvarysim, išplausim 3/4 ir parodysim, koks jisai grožis. 89 metų bairiai. Ui, o kodėl aš sugalvoju, kad jisai 89? Neatsidaro? Čiau. Na va. Nežinau, kaip savininkas automobilio išvengė šitą problemą, bet jisai už mane daug aukštesnis ir didesnis. Nu ką, einam aurus keisti. Manęs klausė, koks Pitakė motoras. Pasakiau, kad 2.5. Tada paklausė, ar plyta, ar krabas. Pasakiau krabas ir sudvėjojau. You reminded me of that this morning. My father, he looked on by. He passed on to the next life. Oh, we all have to face it someday. No matter if we're ready, we pray. Lord, I'm one with my soul. I'm one with the love. Kol ploviau mašiną, pagalvojau, kad tikrai tarp žiūrovų yra žmonių, kurie yra mano amžiaus arba vyresni. Tikrai turėjo ne vieną tokį automobilį ir galimai buvo susidūręs tokią problemą, kaip susidūrėm dabar mes. Automobilis yra užrakintas, jokių pik, nieko nėra, atsirakina, užsirakina su raktu. Po nakties neatsirakina vairuotojo durys. Atsirakina tik keleivio durys, nes irgi yra spynelė. Ignas sakė, kad
biški pašilus, jisai būna atsirakina. Bet jeigu atsidarai duris keleivio, atsisėdi ir bandai pakelt, nepakelia, todėl kad yra vakuuminė centrinio užrakinimo sistema. Kas būdavo Mersuose 140, 124, aš žinau, ten sugesdavo vakuuminė pompa ir jisai tiesiog nesirakino. O kas čia? Aš turėjau tikrai labai daug šitų būtent BMW ir ten ir 2 litrių, ir 2,5, ir 3 litrai, ir TDS, bet niekada nebuvau susidūręs tokią problemą ir nežinau, kas yra. Galbūt jūs žinot, kas jam yra ir galit komentaruose parašyti, kasgi sugedo. Tai žodžiu, o aš dabar dar kartą pabandysiu jį, dar va taip pabandysiu. Užrakinsiu tas duris, o šitas, va taip atsirakino. Ok, ir dabar pabandysiu atidaryti tas duris. Nope. Na ką, vėl užsiminėsim tuo, kas labiausiai patinka. Lipsime per keleivio vietą į vairuotojo vietą. Šlapiom kojom. Jau geriau džinsus išpurvinti nei vairą. Na ką, važiuojam, parodysim grožį. Aprašau, atsidarė. Nežinau, kokiu būdu, bet pavyko atidaryti. Nu kaip, su keleivio durim, čiukšt ir atsirakino. Tai aš vienintelį logišką paaiškinimą turiu, tik tai, kad kažkas užsipumpuoja ir tada užtenka matyti oro, kad pakelti, atidaryti. Tai gal irgi ta vakuuminė pompa sugedusi. Nu žodžiu, aš laukiu jūsų komentarų. O dabar pasižiūrėkite į šitą grožį. Man uždavė klausimų plovyklai. Plyta ar krabas? Nėra net ką galvot. Plyta. Dar senis neglušas, kaip sakant. Girdi, kur krabas, o kur plyta. Tai va, toks va plytokas. Ir žinokit, dar vienas labai įdomus faktas. Jaučiu per variklį mūsų nesigirdi, bet vienas labai įdomus faktas apie šitą automobilį yra tas, kad jisai yra importuotas iš Japonijos į Dubajų, o tada jis kažkiek laiko pabuvo Dubajų, todėl kad savininkas gyveno Dubajų. Ir dabar iš Dubajaus grįžo gyventi į Lietuvą ir atsivežė iš Dubajaus jį į Lietuvą. Kus čia? Sraigtasparnis skraido. Kas čia? Kas čia? Ajajaj. Ne. Tau laukia stovėti negalima. Šitą chuligankę jūs jau matėt pas mus kanale prieš kokius 3-4 metus. Mes su Ignu ją nupirkom pas bičiuką, kuris išvažiavo gyventi į Klaipėdą ir pardavė mums ją ir dar dviratį man. Tai šitą, tiksliau mes visą garažo turinį, man atrodo, už 4,5 tūkstančių nupirkom. Kaip jas kėbalas? Daugiau, kad tu žiūrėjai. Tai jisai tvarkės jie. Nes matau, kad dažyta duris, sparnas ir dažiai jaučiu. Ai, tokio pirkai, nedažyta. JP, lietuvių stebuklai. Jisai, Ignai, yra 3,20 ant doko. O viešpatį. Bet iš tikrųjų yra 3,25. Bet tu pats sukrovė viską? Tokį pirkai, ne? 4 ir dviratis. Taip ir galvoju, ne? Davai, 4 ir dviratis. Atsilaisino garažas, viskas. Ir mes viską pasiėmom. Šitą chuligankę jūs matėt. Ne, dabar čia stovėjo po medžiu, reikia ją sutvarkyti, paruošti žiemojimui ir pastatyti saugojimui. Tai va, apie senus automobilius šiai minutiai tiek, o dabar pereikime prie vieno labai įdomaus automobilio, bet apie jį jums papasakos daugiau Ignas, todėl kad čia Igno naujas projektas. Tik biškį jaudulį jaučiu. Senokai besifilmavau, bet turiu jums ką papasakoti. Prieš jūsų akis Dodge Charger. Nepamenu nei koks variklis, nei kelintų metų, nieko, bet padarysiu kitaip. Va čia turėtų būti kėbulas numeris. Va čia va. Automobilis jis dažniausiai būna po kapotu. Čia lipdukas būna. Čia po langų būna, nebūna. Būna iš viso, kad nebūna kėbulo numerio. Būna automobilių netgi
tai palauk sekundėlį. 1, 2, 3, 4, 5. Blemba bijoju, bijau čia per daug suskaičiau. Šiaip man atrodo 16 skaitmenų turi būti. Bet, pavyzdžiui, senesnės mašinas kai kurios, arba Japonijos rinkai, jeigu yra skirtos, kaip, pavyzdžiui, šitas automobilis, gali turėti 12 skaitmenų. Bet dabar ne apie tai. Dabar aš išsitraukiu savo išmanų į tapšnoklį, darau naršyklę. Rašau Car Vertical, įsijungiau, rašau 2C81. Gauti ataskaitą. Šiaip turiu įtarimą, kad 5-7, palauk, nu kaip ir panašu. Žodžiu, šis automobilis yra ypatingas dėl kelių dalykų, tokių kaip tai yra buvęs policijos automobilis Amerikoje, tai yra šerifas su jo važinėje, tai gali išduoti štai šį rankeną esantį ant automobilio, čia turėtų būti žibintas. Tai jau kas nors turi tą tikrą amerikietišką žibintą ir norit jį parduoti, parašykit, mielai jį nupirksiu, nes kitu atveju čia bus LED baras. Ne LED baras, tokia apvali ledinė lempa, kuri nefunkcionuos taip, kaip turėtų funkcionuoti tas pareigūnų, nes šiaip čia yra viduje dar tokia rankena, su kuria galima sukinėti ir viskas, nu šiaip žiauri prikolas. Man atrodo, va tai va sukinėjant, taip sukinėjant iš šonų sukinėjasi, o taip sukinėjant, nepaminu, kad taip daro, bet kažką daro. Galėsim parodysiu. Ten dar daug visokių įdomių dalykų salonai yra. Bet tai reikia įstikinti. Man atrodo, čia tikrai ne 3.6, mes negalėjom pirkti 3.6. Jokiuosi, nes galvoju, ar įdomu rašys, kad taksi buvo naudotas, tipo, vežiojo keleivius. Ir va ataskaita parašta. Gulė, kur gulėjai. Va, žiūrėkit. Dodge Charger. Žala yra. Nu, tai va, yra fotkės, kaip jis atrodo daužtas. Nu, tikrai taip. Šiai dienai šis automobilis turi apie 87 000 km ridos, kas yra visai neblogai. Ir toliau. Žala, nu, priekis buvo daužtas Amerikoje, bet man yra įdomiau. Va, rašo. Eina savo, žiūrėkit. 2018 metų Charger, Police ir pagrindinis dalykas visais 4 varomais ratais. Taip, tai yra Dodge Chargeris. Man atrodo 5.7 variklio su visų varančių ratų sistema. Ir kaip manat, ką mes jį nupirkom. Bet jeigu jūs perkate automobilį, jums kyla kažkokių abejonių, ar trūksta informacijos, ar norit kažko papildomai susižinoti, galbūt domina komplektacija, galbūt domina praeities įvykiai automobilio, galite pasinaudoti Car Vertical ir galite dar pasinaudoti mūsų nuolaidos kodu UBR. Taip kad, jeigu perkat, pasitikrinat ir gaunat informacijos apie automobilį. O mes dabar duosime jums informacijos apie šį automobilį ir ką mes su juo darysim. Tai žodžiu, mes jį nusipirkom tam, kad ant jo užmauti milžiniškus ratus. Dabar ratas yra sulindęs į vidų, bet ratas bus išlindęs į išorę. Jau sugalvojau viską. Sugalvojau, kaip viską darysiu. Tai darysim maždaug taip, kad intarpų reikės po priekinių traversų, po galinių traversų, po dėžę. Žodžiu, visur bandysim įdėti intarpus. Taip gaunasi, kad kaip džipistai gal sako, offroaderiai, body liftą padaryti. Tai yra kėbulą atkelti šiek tiek nuo rėmo, bet čia kadangi rėmo nėra, tai bandysim kelt nuo visų elementų, ant kurių laikosi važiuoklė, transmisija visa. Tai pasikelsim. Kažką sugalvosiu, ką padaryti su amortikais, nuo kažko kito pritaiksiu, bet jisai šiaip, kadangi yra 4 varomas, tai jisai akivaizdžiai yra ir šiaip aukštesnis. Aišku, reikės gražesnių ratukų. Aišku, gražiai gal ir atrodytų platintas kardas, bet nemanau. Dar yra smagių dalykų viduje, ką galim parodyti irgi. Viduje yra šovusi oro pagalvė, per kurią visą saloną nesimato. Tai va, jeigu va čia va tai va sukinėjai, va šitą rankeną, tai sukasi lempa. Ir panašu sukasi 3 Ir va čia pagal mane yra jungiklis jos. Čia va tai įsijungia tik tai. Stok, kas čia? Kas rūko žolę? Nu, Amerikoje galima. Ar negalima? Nežinau. Bet jeigu būčiau pareigūnas, tai tikrai, manau, paklausčiau tokį klausimą. Šiaip eitų random žmonės, kas kišenėse, su šviesa pašviet. Bet yra ir dar smagesnis dalykas, va čia pasižiūrėkit. Šitą dalyko neplanuoju šalinti. Čia, kaip suprantu, buvo visa įranga sumontuota. Ir tas dalykas galbūt mums truputį net kiša koją. Todėl, kad šiuo metu negalim užkurti šio automobilio. Bet aš turiu įtarimą, kad negalim užkurti dėl to, kad kažkas bus atjungta. Ir mes negalim pajungti ir paleisti. Tada kitas dalykas, nu porankis yra. Nu tas mažiukas, yra tas 7 cm. O daugiau tai ką, čia reikia važiuoti į vidų, ardyti, tvarkyti. Čia bus monstras, bekelės monstras. Dėsim rimtas purinės padangas, priekį gervę,
šnorkelis, daug šviesų, kokį nors gražų liverį padarysim ir važiuosim. Bet pradžiai reikėtų, manau, išsiaiškinti su laidais, jums čia viską nufilmuos parodys, bet ten jų yra krūva tiesiog, krūva, aš neįsivaizduoju, kas ten tiek galėjo būti pajungta. Bet mūsų tai negazina, mes žinom, ką daryti. Aš turiu su kuo karpyti laidus, nukarpysiu, išmesiu ten. Vieną laidžiuką pliusinį LED barui, ten vieną dar ką nors, ten vieną gervį. Noriu net pasidaryti gervės valdymą iš salono, kad galėtum ne su pulteliu kas kartą jungti, tokį tumbliliuką. Įsijungi. Nu, žodžiu, idėjų esu prigeneravęs daugiau negu statistinis generatorius automobilyje per metus. Čia reikės, aišku, padirbėti. Čia yra va iš šitą ratą gavę. Čia, vat nežinau, čia priekį stojo kažkoks kompresorius. Kam jis yra reikalingas? Kas čia tokio? Mes jau vienu metu galvojom, gal tiesiog tas kompresorius buvo reikalingas dėl to, kad nors orinis signalas buvo ar dar kažkas. Nu, žodžiu, išsiaiškinti. Bet žiūrėkit, yra lipdukas dar vienas likęs. 18209. 18209, važiuojam į iškvietimą. Pagavom girtą traktoristą. Įdėsiu, kad nepamešta, čia gali reikėtų, bet nebetinka kažkaip. Kobra 11, čia 1829. Nu, aš jaučiu, kad šitą mašiną matė vaizdų. Matė ir tą, kad patikėk, čia prikolų bus. Nu, va čia va, tiesiog viskas tobulai padaryti. Nu, jūs pažiūrėkit, balikis jau yra va, su laikikliais LED barai. Tobula. Tobula. Man tik įdomu, nu aišku, čia nebus, aš norėjau sakyti, gal aliumininis balikis, bet čiagi Amerika. Čia viskas easy. Ką veik turim? Kada jis išvažiuos, jums matyt kyla klausimas. Aš manau, kad mes jau labai greitų metų įsivarysim į vidų. Nes aš į pradžią, kaip sakau, norėčiau išsiardyti, nes daug ką reikia išardyti. tą patį saloną reikia išsiardyti, čia priekį reikia apsiardyti, kad susižiūrėti, kokių detalių reikia ir panašiai. Like, share ir subscribe. Nepamirškit pasidalinti su artimaisiais, kad pažiūrėkit, kokį projektą UBR vėl daro. To pasaulis nėra matęs, niekas tokio nėra daręs. Nors ne, yra kažkas daręs. Amerikietis, man atrodo, Challengerį gal buvo išsikėti. Jie ten ko tik nėra pridarę, pas juos įstatymai biškai kitokie. Pas juos galėjo uždėti ant šitą jaučių tram 8 ratus ir daily važinėti kaip su normalia mašina. Pas mus tai yra pavyzdys Norbertas Daunoravičius. Žmogus prie ūkio golfo susirinko teisės atim. Bet mes susirinksim protingai, su fenderiukais. Kaip A8 mūsų buvo. Va čia bus panašiai kaip buvo A8, tik rimčiau. Šimtas metų niekur nevažinėjau. Nu, meluoju, Klaipėdoj buvom. Bet dabar visą laiką, jeigu važiuoju, tai Vilnius Klaipėda, Vilnius Kaunas. Viskas toliau į kitas pusės nevažiuoju. O šiandien nuvažiavau į visiškai kitą pusę. Ir žinokit, kai Panevėžį pravažiavom, sakau, už Panevėžį jau labai seniai nebuvau. Ir mes šiandien randamės Pasvalyje. Ir Pasvalyje randamės pas ProAuta. Ir ką aš norėčiau Jums papasakoti apie ProAuta, kad jie yra mūsų klientai, mes su jais bendradarbiaujam ir perkam kartu automobilius iš aukciono ir jie savo klientams tvarko automobilius. Tai eime pas juos į vidų, parodysiu vieną labai įdomų automobilį. Tadam! Raudonas automobilis, gražus automobilis, Chevrolet Corvette ir žinokit, man šitą Corvette, nu aišku, ne ta sena Corvette, bet iš šitų naujesnių yra pati gražiausia, nes ten ta paskutinė Corvette, tai man jau toks biški Ferraris, kaip Calibra anksčiau buvo. Nu, žodžiu, jūs mintį supratot. Tai va, pirkome su jais šitą automobilį, jie šitą automobilį nupirko savo klientui, mes jį atgabenome, automobilio buvo apgadintas galas, darbai yra įpusėję ir sakė, neužilgo jau pabaigs ir automobilis išriedės į Lietuvos, o tiksliau Pasvalio gatves. Tai va, tai jeigu tu esi iš Pasvalio ar kažkur aplink Pasvalio, atvažiuoji į ProAuta, susirandi Paulių ir sakai, Pauliau, man reikia mano svajonių automobilio iš Amerikos, jisai su mūsų pagalba padės įsigyti tavo automobilį ir jį sutvarkys. Šio automobilio galas buvo apgadintas ir jie jį jau beveik sutvarkė. O čia yra automobilio galas, jis yra jau beveik sutvarkytas. Čia va, pridedu nutraukytę, kaip jisai atrodė daužtas. A mes ką? A mes lekiam toliau į Vilnių darbuotis į savo fabrikėlį.
galvoji, ką padėti šiais metais po eglute, mes galime pasirūpinti jūsų dovana. Uber.lt pirkdami kvapuką galite pažymėti, kad jį dovanojate draugo ar artimajam, mylimajam ar dar kažkam. Ir mes visko pasirūpinsime, supakuosime ir išsiųsime jūsų dovaną tiesiai žmogui. Taip kad eikit į Uber.lt, įsigykit savo kvapuką, galite ir savo įsigyti, ir draugam įsigyti, ir kaip dovaną susipakuoti, žodžiu, viską galim padaryti. Jums tik reikia pirkti ir pirkdami gaunate galimybę gauti dovanų Dodge Challenger. 21 metų. Tokį pilką, gerą, greitą. Norėčiau aš tokio. Paskubėkite įsigyti savo kvapukus, nes tuoj bus iššluoti.